Uteniškiai sveikina visus susirinkusius į šią gražią šventę. Esame nuostabus kampelis prie Baltijos jūros. O prie mūsų Baltijos glaudžiasi ir Nida, ir Preila, ir Juodkrantė. Mūsų žuvėdros sveikina modamos sparnu. Gaivų vėjelį pučia mūsų Baltija. Nagi, pažvelkime į kitą pusę. Ogi ten ir Skirvytė teka, ir Tenenys, ir mūsų gražioji salelė Rusnė matyti, kaip ją senovėje vadindavo dar Mažąją Veneciją. Mūsų senovėje vadindavo nebe kaip, o lietuvininkais, būrais, prūsais ir kuo tik mūsų nevadino. O jeigu labai gerai apsižvalgysime ir Krokų lanką pamatysime. Aš žinau, kaip atsirado Krokų lanka. Nagi, aš nežinau, nu tai papasakok čia mums visiems, kaip jie atsirado. Buvo lauks ir bolius, kad puolė. Buvo didelis debesis, bolius, kad puolė. Žmonės bėgo nuo to bolio ir kaip tik išbėg pasipylė liūtis. Tai čia taip ir atsirado tuo lanka nuo to didelio lytaus. O štai kaip jinai atsirado. O aš žinau, kaip Alkos kalnas atsirado. Nori papasakosiu. Va, tas Alkos kalnas ir netoli Juknaičių. Tai seni žmonės te pasakoja, kad ten buvo kažkoks tai nams. Jis ėmė į prasmegą. Kur prasmega, ten skilikė atsirado. O kaip tik žmonės eidavo pro tą šalį ir mesdavo akmenį į tą skilikį. Sako, kad suskambėdavo. Tai ein žmonės meta akmenį, sako, labs vakars, Algi kalne. Ir meta akmenuką. Kas suskamka, apsidžiaugtų žmogus. Taip tie žmonės ėjo pro to kalną. Ir tik tų akmenų primėtė, kad Algi kalnas atsirado. Va ką buvo. O kai ant jo užlipi, tai pamatai, kad jau upytėlį netoli ten teka visai. Švelnutės marių bangos mostokojas, žuvėdra mums sparnus pamoja. Pakelk akis, tai Klaipėda mana, o šimas jūros jai miela daina. Nuo amžių glūdumos ji kaip gera mama, laivų sūnelių rymo laukdama. Išejice, Cepelinės, išejice, Cepelinės.